Kol kas nieko įspūdingo. Šitas vanduo teka į ežerą, iš to ežero teka į upę. Paskui į elektrinę tenka šitas vanduo. Gulbė. Na dabar. Tada man padės. Tiltas nesutaisytas, turi potencialo. Turi čia. Pabandyk ištraukti, va. Nesigundo to lamą ištraukti. O taip. Kokios statumo, pažiūrėjai, va. Saulė išlindo Dievas su mumis. Na štai, šeštadienis ir vėl šeimadienis. Šiandien važiuojame į naują neištirtą vietą, tai yra mūsų gimtojo Žiežmarių miesto skrodžiančios upės ištakas. Strėva, taip, kuri išteka toliau nei Aukštadvaris, dar kitaip tariant, žaliasis takas, kadangi mes gyvenam žalioje gatvėje, važiuosim į žaliąjį taką. Štai ir atvykome jau tiesiai prie Strėvos įgriuvos. Dabar mes eisim į žygį. Miško pasivaikščiojimas toksai, gamtos, kol kas nieko įspūdingo. Tik ženklas buvo neblogas, tikrai išdroštas. Ir pats miško takas, o toksai, gal netgi vertėtų čia su dviračiu atvažiuoti, iš tikrųjų, su kalniniu dviračiu, atriedėti čia ir pasibūti. Ir čia yra pelkinis skiautalūpis, galima pamatyti pelkinį skiautalūpį ir statusis atgiris, va toksai irgi. Labai norėtume pamatyti. Ir aišku, pats Vladimiras Putinas. Nueinam čia pažiūrėti. Einam greičiau, kai ką parodys tau. Gulbė! Čia gulbė nebylė. Jinai atplaukė labai greitai pas mus. Jinai dar plaukia vis dar. Jinai gyva, mama. Gulbė. Gulbė. Šūdų. Tamburas toksai. Taip, iš to urvo išteka šitas vanduo. Tai galimai čia, kad iš šito šaltinio šitas vanduo teka į ežerą, iš to ežero teka į upę ir atplaukia ir atiteka tas vanduo, žinai kur? Ką? Nu kur? Strėva teka. Į Žiežmarius. Tai va šitas vanduo patenka į Žiežmarius, įsivaizduoji? Paskui į elektrinę tenka šitas vanduo. Taip. Geras. Jos daro šitus vandenius į elektrą. Užvirto medis. Pepči, ką darom? Vai įveikti. Kšiusiak kliūtį. Ši kliūtis. Va. 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 Так что?
puikus takas. Miško toksai neblogas visai. Teko tikrai ne vieną aplankyti taką ir šitas takas tikrai vertas dėmesio. Tikrai ne vienas Lietuvos takas yra aplankytas pažintinis ir šitas žalesis takas tikrai vertas dėmesio yra, nes jis toksai per mišką, per pelkynus eina. Va, pažiūrėkit, koks miškas spūdingas. Tai bent tik užmeskit akį, koks čia jau vanduo. Užlipti į kalną. Oi, na dabar. Tai tikrai ne. Jei, tada man padėti. Dabar aš. O, vaikeli, tiltas nesutaisytas. Nu, pažiūrim, ar jisai čia lūžus. Turi potencialo. Turi čia. Tiltas tikrai yra sulūžęs, bet nieko tokio. Saulė išlindo Dievas su mumis. Oho, koks medis. O peiti gali, net medį čia rimtas medis. Atsisuk čia mus mama nufotografuot. Labai kokybiškas takas, nes pagaliau ir ežerą priėjom. Čia ko gero galima būtų, aišku, ir pažvejoti tinkamai. Spūdingai takas eina, va. Eina takas, va. Ir praeina pro tokius spūdingus. Pakrantė graži kokia. Švelni namas apačioje. Čia baisulinė duobė kažkokia. O jau, šarai, čia duobė. Statumas, tai čia nevaikiškas. O, kur namas visas? O namas visas kur? Kas ant namas? Varant. Pabandyk ištraukti, va. Nesibando to namo ištraukti. Niekaip neišeina? Taip, ir tu... Aš... Norėjau gyventi. O, taip. Kokio statumo, pažiūrėjai, va. Laikau tiesiai. O, tai tau. Va, tai tau. Rimtai įgriuva. Šiandienos žygis baigtas, tai visai neblogas, tikrai spūdingas maršrutas, spūdingas takas, ilgas ir vertas dėmesio. Turbūt vienas iš geriausių maršrutų, taip sakykime, Lietuvoje. Tikrai vertas dėmesio. Paliekom jūs su gražiu vaizdu į ežerą.